esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai jau visai kitas autoritetas. Jau aš neturiu kaip su juo ginčytis. Jeigu yra gyvasis, tai gali būti negyvi. Nuo ko čia reikėtų mums pradėti? Šalom, garbė Jėzui Kristui visiems. Jėzus šalom karalius. Kalbėjom apie tai, jis duoda ramybę, duoda ne taip, kaip pasaulis duoda, jis duoda, sutaikydamas mus su tėvu. Šiandien mes turim toliau apmąstyti vardą, ką reiškia gyvojo Dievo sūnus. Prisimename Mato Evangeliją, 16 skyrių, 13 eilutę. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi Jėzus liudija, kad tėvas apreiškė Petrui, Petras išpažįsta ir mes sužinome dar vieną svarbų dalyką, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Kągi mums sako toks vardas, toks titulas gyvojo Dievo sūnus? Nuo ko čia reikėtų mums pradėti? Gal pradėkim nuo gyvojo Dievo. Kodėl neužtenka, kaip dažnai kitur Evangelijose randame, Dievo sūnus arba apaštalų laiškuose, bet čia Petras pabrėžia gyvojo Dievo sūnus. Ar yra kitokių dievų, kokių gali būti, jeigu yra gyvasis, tai gali būti negyvi. Ir pranašai būtent kovojo su tais netikrais, negyvais, žmogaus rankų padarytais, balvonais, stabais, dievais, kurie negali žmonių išgelbėti. Tarp pagoniškų tautų gyvenant, kur garbinami įvairūs dievai, tų dievybių daug, taigi reikėjo kažkaip išskirti pranašams Izraeliui Dievą kaip gyvąjį Dievą, kuris veikia, kuris myli, kuris arti ir panašiai. Tai va, gyvasis Dievas, gyvojo Dievo sūnus, pabrėžiama Jėzaus dieviška prigimtis. Mesijas gali būti ir žmogus, ne Dievas. Praktiškai žydams visi karaliai, pranašai ir kunigai yra mesijai. Patepti, apdovanoti Dievo jėga, Dievo galia, tam tikrai misijai išpildyti žydų tautoj. Ir todėl kai kuriems šiandien mesijaniniams žydams įtikėjusiems, kad Jėzus iš Nazareto tikrai yra tas Dievo išpranašautasis, pažadėtasis Mesijas, ne visiems yra paprasta ir lengva priimti va šitą titulą kaip gyvojo Dievo sūnaus titulą. Ką keičia Mesijas žmogaus sūnus vien su žmogiška prigimtim ir Dievo sūnus. Jeigu Dievo sūnus, tai ir Dievas. Tiesa, mes irgi pašaukti tapti Dievo sūnumis ir dukromis. Per Dievo darbų darymą, dalyvavimą Dievo darbuose, pažįstant jį, besikeičiant iš vidaus, persikeičiant
ir darantis panašiais į Dievą, sekant juo ir vykdant jo žodį. Mes pašaukti susijungti su Dievu, priimti dieviškumą į save, priimti jo dvasią. Bet Jėzus ateina kaip Dievo sūnus priėmęs žmogišką prigimtį, o mums reikia priimti dievišką prigimtį. Yra skirtumas. Kai Dievas save apriboja, apiplėšia, kad būtų mums artimesnis ir galėtų mums betarpiškai kalbėti, paslėpę savo šlovę, savo jėgą. Nes regėjime, kur aš skaičiau apie žmogaus sūnų ateinantį, Danielius išgyvena baisų nerimą, jam siaubą kelia tas vaizdas. Ir prisimename, kad žydai prašė Mozės, kad užsidengtų veidą, nes bijojo numirti. Mozės veidas spindėjo šviesa ir buvo supratimas pas žydus, kad niekas negali likti gyvas, išvydęs gyvą į Dievą. Ir šiandien dar buvo skaitoma, kad joks žmogus, joks gyvulys net nebandytų lipti į kalną, kur vyksta apreiškimas, jis turi būti užmuštas akmenimis arba nušautas. Ir ten, kur tie keli draugai su Moze regėjo Dievą, yra pastaba, jie liko gyvi, Dievas juos paliko gyvus, nenužudė. Ir Mozė liko gyvas, regėdamas Dievą, bet jo veidas taip spindėjo, kad žydai neatlaikė, sakė, užsidenk tą veidą, kad nenumirtumėm. Ir Dievas sako, gerai, taip būna. Bet gaila, kad tas šydas tarsi lieka iki šių dienų ir nenori matyti, nepriima tos Dievo šviesos, tos Dievo šlovės kai kurie žmonės. Ir Jėzus prisitaiko prie žmonių ir ateina tarsi karalius princas apsivilkęs Elgetos rūbais, kad ateitų mūsų Elgetas, ištrauktų iš mūsų skurdo, iš mūsų bėdų, iš mūsų vergijos, kad paliudytų mums, kaip karo metu pasimetusiems vaikams, kad mes turim tėvą, kuris yra karalius, garbingas karalius, didingos karalystės, kur visi laimingi ir kviečia mus sekti juo ir jis veda mus į tėvo namus. Jis žino kelią į tėvo namus. Jis pažįsta tėvą, jis myli tėvą ir liudija tėvo meilę. Taigi visai kitą santykį formuoja. Jeigu Jėzus yra tik žmogus ir kad ir tarpininkas su Dievu, kaip laiške Timotiejui apaštalas Paulius rašo, ir nėra kito tarpininko, nėra kito užtarėjo. Visi užtarėjai, šventieji, sakykime, jie veikia per Kristų. Būdami Kristaus kūne ir mes, Jėzaus dvasios, drąsinami, drįstame kreiptis į tėvą ir užtarti viens kitą Jėzaus vardu. Bet Jėzaus vardu, jo vardas, o vardas reiškia asmenį, tik per Jėzų mes galime tikėtis malonės, per Jėzaus užtarimą, prašydami tėvo Jėzaus vardu, užtardami viens kitą. Taigi, jeigu Jėzus būtų tik žmogus, kad ir koks superžvaigždė, didis pranašas, vis tiek jis žmogus ir netaip mane įpareigoja netoks jau didelis autoritetas kaip Dievas. Bet jeigu Jėzus yra Dievas, Dievo sūnus, ir tas vardas ženklina jo dievišką prigimtį, kad jis lygiai Dievas, lygiai žmogus, tai jau visai kitas autoritetas. Jau aš neturiu kaip su juo ginčytis. Ir visai kitas pasitikėjimas jo žodžiu. Dievas, aš tikiu, yra neklaidingas ir Jėzus kaip gyvojo Dievo sūnus yra neklaidingas ir pajėgus mane išgelbėti. Pajėgus mane išgelbėti, pajėgus paimti ant savęs, būdamas nekaltas, būdamas Dievo sūnus,
pajėgus paimti žmonijos nusikaltimus, žmonijos kaltes ir atlikti bausmę už jas, mirdamas ant kryžiaus, prisėmęs ant savęs pasaulio nuodėmes. Šlovė Dievui už tai, ką jis padarė per sūnų žemėje, visa kūrinyje šlovina jį ir visi išgelbėtieji per amžius šlovins jį už tai, ką jis padarė dėl mūsų. Visagalis amžinasis Dievas, priėmęs žmogaus prigimtį. Šlovė jam. Džiaukitės, būkit laimingi. Šalom visiems.